Antrus metus iš eilės Susisiekimo ministerija renka geriausias Lietuvos vairavimo mokyklas. Konkurso tikslas – atkreipti dėmesį į vairavimo mokyklų darbo kokybę, skatinti žmonės mokytis vairuoti geriausiai dirbančiose įmonėse. Atrenkant geriausias vairavimo mokyklas daugiausia atsižvelgiama į tai, kiek praėjusiais metais jos paruošė mokinių ir kaip jiems sekėsi laikyti valstybinius vairavimo egzaminus regitroje. Taip pat vertinama, ar vairavimo mokykla teikia nuotolinio kelių eismo taisyklių mokymosi paslaugas, ar turi reikalavimus atitinkančią interneto svetainę, vertinama ir mokymui skirtų automobilių amžius. Neužtenka vien tik žinių ir neužtenka vien tik gero kelių eismo taisyklių mokėjimo, norint būti gerų vairuotojų. Iš tikrųjų reikia ir vairavimo kultūros žinių, reikia ir tam tikros bendros žmogiškosios kultūros ir čia šiuo atveju vairavimo mokyklos ugdydamos moksleivį turi neapsiriboti vien tik techninių žinių suteikimu. Geriausios Lietuvoje vairavimo mokyklos titulas šį kartą atiteko Kaune veikiančiai bendrovei ARV Auto. Taip pat apdovanotos Alytaus, Panevėžio, Utenos, Marijampolės, Šiaulių, Klaipėdos ir Tauragės regione kokybiškiausiai dirbančios vairavimo mokyklos. Telšių regione dėl prastesnių praktinio vairavimo egzaminų rezultatų konkurse negalėjo dalyvauti nė viena mokykla. O ką apie kultūringo vairuotojo parengimą galvoja pačių vairavimo mokyklų atstovai? Ar jie gali įtakoti, kad būsimasis vairuotojas būtų tolerantiškas, kultūringas ir saugiai elgtųsi kelyje? Na, kultūra tikriausiai ateina jau iš mažumės, ne veltui visi sako, kad viskas priklauso nuo mokyklos, nuo auklėjimo. Aišku, parodymas, kaip reikia daryti, tai čia yra mūsų, jau sakykime, tai, mūsų prerogatyva, mūsų tikslas, bet ar žmogus taip po to elgsis, kada mes jį išleisim, mes žydėje garantuoti tokių dalykų negalime. Mokykloje driveris, tai tikrai ir vairavimo mokytojai labai daug dėmesio skiria, ir vairavimo kultūrai, ir atsakomybei, ir teorijos dėstytojas irgi taipogi labai daug skiria tam dėmesio ir mes netgi esame įtraukę į savo apklausas tokius klausimus apie elgesį su kitais eismo dalyviais, apie kelių eismo taisyklių laikymąsi. Išmokyti galim kelių eismo taisyklių, saugaus eismo kažkiek pagrindų, teorinių pagrindų, bet kad laikytis juos, tai reikia tą procesą pradėti jau nuo mažų dienų. Jau nuo darželio, mokyklose ir nuo 1 klasės, nuo 2 klasės, žinom pavyzdžių, kad, pavyzdžiui, Rusijoje yra tas dalykas ir vadovėliai yra, pas mus reikia irgi to siekti ir tada, ko gero, mes jau pasieksim dar žymiai geresnių rezultatų. Šiuo metu Lietuvoje veikia apie 450 vairavimo mokyklų. Vairuoti kelių transporto priemonės moko apie 1700 vairavimo instruktorių. Projekto partneris Susisiekimo ministerija.